Tikriausiai 2, 1 ir mes eteryje. Išėjo. Palauk, pasižiūriu, ar aš tave matau. Labą. Labą. Mūsų valdžia, aš sakau, atostogauja, o iš tikrųjų tai dirba stipriai kaip niekad. Tai podcastų eterį ir techninius dalykus perėmėm mes. Čia mes esam eteryje. Tai va, tai šiandien įgyvendinsim Jurgitos jau ilgai gvildentą idėją, tai Jurgita, pasakok, apie ką mes šiandien būsim čia. Nežinau, apie ką mes būsime, nes surprizas. Aišku, visų pirma, labą dieną dar kartelį. Jeigu kažkas žiūrit, vieną akytę matau, aš čia pasidėjus dar telefoną, kad stebėti. Tai čia tavo akytė. Labas. Iš tikrųjų buvo mintis daryti tokius laivus, podcastus, tokius išėjimus į eterius, kaip ir pokalbis staigmena, ne? Kad kai vienas kalbina, kitas nepasiruošęs visiškai ir jis net nežino, kokius klausimus užduos, kad realiai, kaip pasakyti, patikrinti, 2 akytės, tikiuosi ne tavo. Nu tai kažkas žiūri, labas. Aha, labas, kas žiūrit, nes mes, nežinau, čia tų negalim sekti. Tai vienu žodžiu, tai va, buvo tokia mintis, kad realiai išeiti į eterį per tą mūsų nuoširdumą, ar ne? Va tokios, kokios esam, be makiažo, va Monika ką tik dukrytę užmigdė, aš nesenai iš lovos su kava, šiandien leidau savo ilgiau pasivolioti. Tai va, šitą mes jau mintį gvildenam turbūt nuo gruodžio mėnesį. Nu, žadėjau sakyti pusmetį. Aha. Bet vis kažkaip taip, kažkokie kiti projektukai, kažkokie kiti darbeliai. Tai va, kadangi šiandien neturėjom idėjų, tai su Monika nusprendėm, kad einam šiandien ekspromptu į eterį ir pakalbam apie gyvenimą. Nežinau, ką man šiandien Monika yra paruošusi, kokie klausimai, apie ką mes kalbėsim. Tai vat ir įdomu, kas čia dabar bus, kokios temos. Nu, Monikita. Aš galvoju, kad tikrai bus įdomu. Mano tikslas buvo kaip ir pažinti tave kartu ir kitus supažindinti, nes tikrai, bendraujam ilgą laiką, bet yra tokių vingrybių, kur kartais tiesiog net nepaklausė, ne? Ir iš pradžių juokavom, sakau, paklausiu, žinai, koks tavo zodiako ženklas ir kiek tau metų. Bet būtų labai nuobodu, tai aš pabandysiu eiti biški kitaip. Pasistrategavau 5 klausimukus. Sakau, neperspauskim, čia interviu toksai lengvo formato. Ir tiesiog, Jurgita, kaip ir minėjo, jinai klausimų nežino, tai gali būti, kad ir biški pamyks. Bet viskas su tuo yra gerai, tas ir yra tikslas, kad parodyti dūšę, mintį ir visą tą idėją. Tai nieko nelaukiant, manau, ir pradedam. Ir kas žiūrit, tai irgi galit pakomentuoti arba net užduoti klausimus, tai juos mes galbūt atsakysim kitą savaitę ir gal apsuksim jau vedėjo rolę. Jeigu mokėsiu StreamYardo susikurti nuorodą. Gerai. Tai Jurgita, kaip tu galvoji, kas yra pas tave tas dalykas, kur kiti žmonės galvoja, kad tau čia lengvai, tau čia pasisekė. Bet iš tikrųjų realybėj buvo, kitaip. Nebuvo taip lengvai ir taip sviestų kluota, kaip čia įsivaizduoja kiti. Man iškart pirma mintis, kad santykiai su dabartiniu vyru. Va, tai gerai. Nes labai dažnai sako, pagaliau tau pasisekė, nes aš tikrai, kas liečia santykius, galėčiau būti ekspertė. Apskritai, ne tik su vyrais, ne, čia irgi taip tai nereiškia, kad aš čia vyrų ekspertė.
apskritai santykis su žmogum, su vaiku, su draugė, su partneriu, galėčiau būti ekspertė. Ir iš tikrųjų man labai daug kas sako, tau pasisekė, va, tu tokį gerą vyrą turi ir dabar tu vat gyveni tokį fainą gyvenimą, tau pasisekė. Realiai nepasisekė. Tai yra tiesiog labai didelis darbas mano pačios. Darbas su savimi visų pirma, nes kas mane žino, mano draugės iš artimų, kokia aš buvau, prieš 10 metų jau buvau gal biški pažengus, bet ne tiek. Bet tarkim, prieš 15-20, tai aš buvau visiškai kita moteris, visiškai kita būtybė, aišku, nepaisant tų vidinių dalykų, bet tai, ką aš turiu šiandienai, tai yra, sakykime, mano pačios nuopelnas, darbas, taip, įdirbis ir ypač darbui su savim, nes aš buvau irgi visokia. Aš buvau ir isterikė, ir bjauri boba, ir kokia čia dar, aišku, ir dabar dar truputį esu, bet dabar jau kitaip. Dabar, nes mano vyras kariškis, jisai yra konservantas, rimtas, o aš mėgstu, Monika buvai susipažinusi, o aš mėgstu, Vakal. Jo, ir jisai sako, baig, tyliau, tai vat, už tokius dalykus kartais gaunu kritikos, bet aš nekreipiu dėmesio, nes aš vis dar mokinuosi ir dabar priimti save tokią, kokia aš esu. Aš čia matau komentarą, gal, atsiprašau, Jurgita. Pažiūrėk. Labas, Gražuolės, labas, Sandra sveikinasi iš Vokietijos. Labas, aš tai nieko nematau. O, Sandrutė, labas, matau, dabar pasijungiau per kitą. Aš kaip tik galvoju, gal vyras apsimeta biškutį, kad pyksta, bet gal čia ir yra tas cinkelis, tas saldainis, kurio ir reikia visumoj, kad viskas taip ir būtų lengvai. Taip, nes yra tam tikrų vietų, kur mes gyvenime, turim biški pasitemti, ar ne, kur mes galim ir neleisti savo, kur negalim leisti savo, ten visai jau tabaluot, žinai. Tai čia yra, Jurgita, labas, matau. Žiūrėk, aš toj padarysiu. Ai, ne, nieko geriau nedarysiu. Nedaryk nieko. Tai va, tauškaliukės mes. Jo, mes tauškaliukės. Tai va, ir va, tai aš jaučiu, atsakiau tau į tavo klausimą, kad vis tiek tas pagrindas yra darbui su savim ir jis yra be galo sunkus. Dirbti su savim yra sunkiausia ir tikrai nepabijosiu pasakyti, kad tai kelias yra ir su psichologų pagalba, ypač po mamos mirties, nes aš turiu tokią skaudžią netektį, sakykime, ar ne. Tai jau buvo prieš 11 metų, bet vis tiek mama yra mama. Bet šitos temos mes neliesim, nes tai yra mano vidinė labai jautri tema. Bet nuo tada prasidėjo tas žygis man pačiai į save. Ir tai labai daug kainuoja valios, galiu sakyti, ir nervų streso, nes dirbti su savim ir pripažinti, sunkiausia yra pripažinti, kur tu esi neteisus. Nes mes visi norim būti teisūs, visi fainiai, bet kai tu pripažįsti, kad aš čia neteisi, aš čia suklydau ir kai aš pripažinau, kad aš galiu būti visokia ir faina, ir nefaina, ir pikta, ir vriedna, ir teisi, tada man kažkaip atsivėrė kiti dalykai, nes mes daug ko savo neleidžiam. Mes norim kažkam patikti, mes norim kažkam būti gražus, čia turbūt yra labai daugelio problema. Tas nori būti geras, ne, Monika? Taip. Nori būti gera visiems. Geros mergaitės sindroms, taip. Tai va, ir va šitoks būtų atsakymas į jūsų klausimą. Nes aš galėčiau čia varyti be perstojimo pusę valandos. Nebevaryk, bet aš galvoju, čia tikriausiai atsakymas tinka visiems atvejams, ar tai būtų darbas, ar tai būtų išvaizda, ar tai būtų, nežinau, kažkoks kalbos mokėjimas. Vis tiek didžiąją dalimi tai eina per savo prizmę, augimo, pokytį ir priėmimą. Visur. Santykiai, darbas,
užstrigo žodis savivertė, nu čia viskas įeina ir į tai, kad, nu, va, tas ir yra, va, būkim savimi, jauskim save, nu, nebijokim būti kartais kitokie, kvailesni, linksmesni, nu, tiesiog. Nu, tai va, šiandien tokia ir esu. Nu, tai va, labai žolę kaimynas pjauna, ar girdisi labai jums? Nu, man tai tik biškutį, bet nesitrukdo tikrai. Nu gerai, tai pjaunam. Oi, nepjaunam, važiuojam toliau. Tai panašiai į va tą pačią temą, kad kas tave gyvenime anksčiau, tarkim, ne, dabar jau tu, sakykime, esi jau vis tiek į šviesuolių lygį pakilus, kas stabdė, ar tu pati, tavo pačios mintis, baimės, abejonės, ar jau ta kitų primesta nuomonė? Aišku, mes labai daug atsinešam iš vaikystės, nes mano vaikystė irgi turi savo istoriją ir aš galvoju, kad didžioji dalis mes atsinešam iš vaikystės ir būna tas etapas, kad tu tiesiog nesupranti, ką tu darai, nu tu gyveni taip, kaip tu moki, ar ne? Eini per gyvenimą, kaip įpratęs, ką mums yra davusi šeima, kokius modelius perdavė. Ir pas mane tas buvo atėjęs iš šeimos, kad įtikti būti gerai kitam, kad gauti meilę. Aš tai bandžiau savo meilę išsiprovokuoti, išsireikalauti tokiu būdu. Tai va, ar atsakiau į klausimą, dabar galvoju? Aš manau, kad yra toks etapas, kai kitų nuomonė neišvengiamai ima viršų, nes pats darėsi toks kaip šlapenkė, ne? Ir tą kol stuburą, kol skūrą užsiaugini, jeigu tu esi pasiryžęs iš vis ją augintis, pradėkim nuo to, kiti taip ir plaukia, žinai, nieko, kaip pasakyti, net nesipriešindami tą kitų nuomonį. Matai kaip yra. Kiek man teko skaityti, paskaitų klausyti ir apskritai gilintis į tai, aš turbūt nežinau atveju, kad žmogus šiaip, vat, nu, kaip sakant, va, plaukiu pasroviui, man viskas gerai ir vat, noriu gilintis į save. Taip nebūna. Visada kažkas gyvenime atsitinka, kas tave priveda prie to. Mano turbūt buvo tas pirmas toks mamos liga ir netektis, po to jau gyvenime užsisuka, kada pradeda scenarijai kartotis. Vat ar ne, sakykime, vieni santykiai, nu, nesėkmingi, ar ne, aš išsiskyriau. Antri santykiai, kuriuos tu irgi dedi tą, kad čia jau bus, jau tie, žinai, ir vėl kažkas nepaeina ir tu supranti, kad tu darai kažką ne taip. Ir tie tokie gyvenime dalykai tave priverčia eiti giliau ir ieškoti, ką aš darau ne taip. Bet matai, tu vis tiek sakai, aš ką darau ne taip. Tu pradedi galvoti, nu, tai yra aš, o kiti kaltina kitą. Ants ten negers, ants ten blogs, aš tai gera. Jo, čia buvo mano irgi vienas iš kraštutinumų, ne, kad aš per daug save kaltinau. Tai man reikėjo išmokti. Palauk, čia panašu, kits klausimas bus. Gerai. Matai, aš jau jaučiu tavo atsakymą. Grinai. Tai va, tai žinok, Grinai, mano toks klausimas ir buvo vakar naktį 11:30 į nautus užsirašiau, kad nepamiršti. Už ką save skalpuoji labiau? Kad kažką padariau, kad ir negerai. Ar ko net nepadariau ir net nepabandžiau, tarkim? Šiai dienai to skalpavimo yra tikrai mažiau. Nu tikrai, aš jau šiai dienai leidžiu savo, nu jau žinai, ai čia biški vyrs mane sunervino, ai čia vaikas, ai čia. Bet vis tiek išlenda tie ir, pavyzdžiui, seniau aš tikrai kaltinau 100-200% save, kad aš čia vėlgi atsinešta iš šeimos, kad aš ta nenormali, netobula, netokia kaip visi, nors realiai aš ir esu netokia kaip visi ir visai nesenai sužinojau, kad yra žmonių, kurie yra kitokie ir aš esu tarp jų, pavadinimo nesakysiu, bet esmė yra tame kad mano prasidėjo tas būtent nuo to, aš kaltinau save ir man reikėjo išmokti
persukti tą, kad vis dėlto, ne aš čia esu kalta, kad gyvenime susiklostė taip aplinkybės, sakykime, iš kurių aš neradau išėjimo, ar ne, aš nenoriu ten kaltinti, kad oi, ten tas blogas buvo, man blogai kažką padarė tas, bet realiai taip susiklostė, kad tiesiog reikėjo mokytis iš situacijų išeiti, kad, kaip pasakyti, įrodyti savo teisybę, nes mūsų teisybės visų yra skirtingos, ar ne? Mes visi skirtingai mąstom ir dabar, pavyzdžiui, mano teisybė bus, aš geriu kavą su cukrum šiandien, šiaip negeriu, bet šiandien, kadangi deserto neturiu, o tu gali sakyti, kad ne, kava su cukrum nesveika ir geriam juodą, tai kieno teisybė teisesnė? Abiejų vienodai. Tai va, tai čia yra toks dalykas, kad aš turėjau išmokti, kaip pasakyti, savo tiesos ir ją, nebijoti priimti, kad, kitam gali būti tas neteisinga, bet man yra taip ir ne kitaip. Aneta turi klausimų? Turiu, žiūriu, kad 8 akytės, 5 širdytės. Oi, kaip fainiai. Komentuoja ir Sandra, ir Jurgita, būkim nestandartiniai, kad kaimynas nesigirdi, viskas gerai. Nuvažiavo. Kaimynas jaučiasi savimi, parašė. Maladėt. Taip, jis savo darbą dirb. Kažkokios čia bobos išėjo į eterį, galvoju, žulies nepjaus. Gerai. Kad per daug neužrimtinti, sakau, biškį praskėdimui ir jau į pabaigą jau, kaip sakant, einam į antrą eterio dalį. Nenoriu aš eiti į pabaigą, čia tik įpusėjo viskas. Bet tik apšilom. Emilija, mieg, reik naudotis progą. Nusivertė ant kito šoniuko. Tai va, žiūrėk, koks buvo tavo niekada nedarysiu, bet vis tiek padarei, arba jau netgi darai pastoviai, tarkim, gal, neduosiu pavyzdžių, kad gal pati sumąstytum. Tas toks, aišku, pirmoji vietoje iškyla tas darbas su socialinė medija. Kai aš buvau dar manikiuristė ir atsimenu, jau atėjo tas laikas ant bangos, nes man labai sekėsi ta reklama iš lūpų į lūpas. Aš kai pradėjau dirbti su manikiūrais, aš tikrai turėjau klientų ir aš tokia žvaigždė jaučiausi, nes veikia, kaip sakant, viena nuo kitos. Ir atėjo tas etapas, kada jau pradėjo merginos fotografuoti nagiukus ir dėti į grupės, taip ieškodamos klientų. Dar pradžiai man to nereikėjo, dar sekėsi ir aš jau čia, man dar sekasi. Man to nereikia. Ir atėjo tas etapas, kada jau tų klienčių atsisijojo kažkodėl, jau neatsiminsiu smulkmenų, gal ir kainas aš pakėliau kažkas. Ir man kolegė sako, tu, Jurgita, turi jau eiti socialinės medijas. Ir aš sakiau, niekada. Aš niekada neisiu, aš neturiu tam laiko dar čia fotografuoti nagus, nes, pavyzdžiui, nagus gražiai nufotografuoti ir visų pirma, juos reikia padaryti gražiai, o kad dar nufotografuoti, čia dar atskiras kursas, aš galvoju, tikrai tam laiko negaiš, čia nesąmonė. Ir, suprantat, visos dirba, o pas mane tų klienčių mažėja, tai ką, nusilaužiau ragiukus ir mokinausi fotografuoti tuos nagus ir eiti kažkiek į socialinės medijas. Aišku, tada tai buvo pradžia, tada užteko tik foto, svarbu dėti foto, ne taip kaip dabar jau mes, ar ne, kad aš eisiu ir kalbėsiu į kamerą, tai aš niekada negalvoju, nes mano požiūris irgi buvo toksai, kad tos, kurios šneka į kamerą, tada buvo dar garsios influencerės, tai jos neturi ką veikti ir jos ten bando kažkaip išsireikalauti dėmesio ir tratata ir tralele. Bet kai pas mane atvažiavo ukrainietės, kai dirbti į saloną, kai prasidėjo karas, jos taip nerealiai vedė socialinius tinklus, irgi manikiūro srity, aš tik tada supratau, kad tai yra, aš užkulisius mačiau, kaip jos dirba, kad tai yra juodas darbas ir jis nešantis naudą. Aš pamačiau visai kitą pusę. Ir aš galvoju, vau, ir aš taip kažkada norėčiau. Bet aš neišdrįsau. Nagų srity neišdrįsau, aš išdrįsau tik tai
atėjus į grožio kompaniją, jau neturėdama ką veikti, gyvendama Vokietijoje, aš ryžausi išeiti į eterį. Gal paskatino tas dalykas, kad aš esu toli nuo artimų, nuo draugų ir vis tiek kažkoks tas bendravimas, tas ryšys, tas, žinai, Gaunasi. matykit, kad aš esu čia gyva ir kažką veikiu. Aš tai, kaip sakau, kažkada mačiau, sako, ar tu nepaisant to, ką darai, turiu menį, dirbi, parduodi ir panašiai, ar darytum tą socialinę mediją? Čia manęs klausi? Nu, Ta prasme, ar aš dabar daryčiau? va dabar, jeigu nebūtų, tarkim, nei tinklinio marketingo, nei nagų, nei nieko, va tiesiog savo sėdi žmogutis ir ar darytum? Žinok, nedaryčiau. Aš labai norėčiau, nuoširdžiai dažnai pagalvoju, aš labai norėčiau, kad darbas vyktų kaip seniau, bendravimas su žmonėm gyvai. Ir čia tikrai šitoj vietoj rinkčiausi tą gyvą bendravimą ir labai dažnai pagalvoju ir jau laukiu grįžimo į Lietuvą, kada aš galėsiu sugrįžti į tavo sritį pilnai su žmonėm, nes tai yra nepakeičiama. Aš kaip pasilgau savo buvusių klienčių, su kai kuriuom aš ryšį palaikau ir kartais, kai grįžtu, mes netyčia susitinkam. Jūs nesivaizduojat, kaip ir faina, va tas susitikti gyvai ir tas kažkas yra, nerealiai, bet aš esu labai dėkinga šiuolaikiniam technologijom, nes jeigu jų nebūtų, mudvi dabar su Monika nedarytumėm tiesioginės transliacijos. Mažeikiai Berlynas. Ir dar būna mūsų Jurgita, dar Škotija prisijungia, mes čia tokia šventoji traicė. Jurgita kreivė. Tai va, ir rinkčiausi aš vis tiek tą žemišką dalyką, tą žemę, žolę, medį, va aš tokia. Bet... Ir gerai. Gerai, ir ta žemė, ir ta žolė, ir tikras bendravimas trūksta, jo tikrai trūksta. Tai taip, ir suprantat, kai dar esi žmogus šiek tiek kitoks, su metais tu nebenori to bendravimo belio kokio. Žinai, kad pabūt kažkur, kad gražiai dėl kompanijos, ne. Tu nori to bendravimo prasmingo, kuris tave augintų, kur galbūt mano patirtis kažką kitą augintų. Tai Jurgita, nekomentuok, nes aš nebegaliu susikauti, man įdomu, ką rašo. Na, aš irgi kūlėm išeito. Rato žmonės ir kai jie sugrįžta, tai taip, va tas ir yra, ir iš tikrųjų yra labai faina būti tarp to paties dažnio žmonėm, kurie tave supranta ir yra labai svarbu, kad tu tarp tų žmonių gali būti savimi. Ane, Monika, kad tu gali ir nusišnekėti, ir tu gali pasijuokti ir iš savęs, tu nebijai susikeikti, tu ten, tiesiog. Atsimeni, kaip mes fainiai Paryžiui laiką leidom. Aš dar norėsiu pakartoti su tavim. Kur nors. Kartuosim, kur nors, tai tikrai kartuosim. Ir Jurgitą dar priimsim. Būtinai. Ne, mes važiuosim pas Jurgitą iš Škotiją. Viskas į eterį paleidom. Į kalnus. Jurgita, ruošk čiužinius. Gerai, Jurgitėlė. Ir paskutinis toks tai jau labai buobiškas klausimas, suaugėliškas, sakau, bet bus linksmas, manau, bus atsakymas. Tai koksai random dalykas tave džiugina kaip jau suaugusi žmogų? Pavyzdžiui. Tu dabar man pasakai, ką reiškia random? Aš kaip nemėgstu nelietuviškų žodžių. Merginos, jūs nuostabios ir nuoširdžios, Inga rašo. Ačiū. Ačiū, Ingutė, tau tu irgi nerealiai esi nuostabi moteris. Man ką tik velnių nudavė, nukreipiau temą į komentarus. Gerai, pakarto klausimą, kad tas random, tai čia tipo toks ekspromptų? Toks belekoks, žinai, toksai. Ar, pavyzdžiui, švarūs namai, arba kokie nors... Gerai, pakarto klausimą, aš esu... Koksai belekoks dalykas, nepaisant srities ar jausmo, tarkim,
daro tave laimingą arba tave džiugina. Nu, toks, sakykime, labai paprastas dalykas, kad ir sakau, švarūs namai, papildai, išplauta galva, gal suknelė, gal vaiko kažkoks pažymys. Nu, va toks. Nu, čia viską, ką išvardinai, džiugina, bet labiausiai tai man toks pirmas vaizdas, žinai, aš labai mėgstu naudoti tą 3 sekundžių taisyklę, ta, kur pati pirma mintis ateina, jinai dažniausiai būna teisingiausia, ne? Net ir gyvenime, realiai. Tai man pirma ta mintis, aš sėdžiu balkone, geriu kavą iš šito puodelio, mano gėlės, čia medžiai žali, vat gamta, gėlės žaluma ir tas relaksas dūšiai. Tada tu leidi savo pasimėgauti čia ir dabar. Va čia yra tas mano toks kaifas, va toks mažiukas, bet... Pamiršai smilkalą. Jo, smilkalai. Čia jau iš vis. Čia prie to paties, žinai, balkonė vasėdė. Aš balkonė rūkau smilkalus ir namie. Pas mane yra kaimynas Vokietijoje. Čia yra leidžiama rūkyti balkonė ir viešose vietose. Ir aš tik prasiveriu miegamojo langą, o iš čia už sienos, va čia šalia yra. Ir jį pas jų ir populiaru tą tabaką sukti. Ne žolę, bet tabaką, tą smirdantį tokį. Nu ir jisai, supranti, čia dar kai smilkalų neturėjau, aš tik prasidarau langą, jis užsirūko. Nu, jis irgi žmogus išeim parelaksuoti. Aš taip tą langą stipriai uždarau, nu, nes supras, kad aš čia susinervinau, nes vokiškai taigi nemoku. No. O dabar, kai jis užsirūko, aš greit smilkalam palangęs. Man tas smilkalas kaip ir užgožė jo tą kvapą. O jam aš nežinau, gal jam irgi, nu, vienu žodžiu, šitaip aš baidau cigarečių kvapą iš kaimynų. Tai aš dar norėjau pasidžiaugti tavim, nes iš tikrųjų beveik tada kiekvieną dieną ir darai tai, kas tave džiugina, eini į tą balkonėlį, į tą medį pažiūri, į tą kavelę. Žinokit, vat būna visaip, žinokit. Vat pasakysiu, kad būna taip, kad ir neišeinu. Nes būna tam tikri vidiniai dalykai, mano jautrumas man irgi labai kiša koją. Dabar mes turim gyvenime su paauglyste reikalų, mano paauglys sūnus. Ir kadangi tai yra mano vienturtis mylimukas, tai mama už jį išgyvena bet kokią smulkmeną. Tai čia turbūt mano tas toks pipiriukas, dėl kurio aš kažkiek pergyvenu. Nu, mes visos mamos pergyvenam, ne? Pas tave mažesnė, bet maži vaikai, maži vargai, dideli vaikai, dideli vargai. Tai būna, kad į tą balkoną, nu, neišeini, bet aš džiaugiuosi, kad langas ir šalia didelis, aš prasiveriu ir man langas į balkoną. Vis arčiau jau. Jo. Ir aš galvoju, Monika, tu gal man leisi ir tau vieną klausimą užduoti. Jis toks ne į temą, bet užbaigimo, bet man toks aktualus, kuris kirba, ane, mes palėtėm kažkiek socialinės medijas, darbą tą, ką mes ir dabar darom, nes mūsų susitikimas irgi galbūt turi kažkokią prasmę. Norėsiu 2 klausimus tau užduoti. Svarbu, kad nepamirščiau. Koks tavo vat, yra požiūris dabar į tą visą dirbtinį intelektą? Aš apie nuotraukas kalbu. Kaip pavyzdžiui, ne, kai tik, nu, pavyzdžiui, aš greitai trumpai pasakysiu pagal save, kai tik atsirado, ne, tas dirbtinis intelektas buvo labai įdomu ten su juo žaisti ir žiūrėti, kaip jis ten padaro. Kaip va tau šitas dalykas, jisai prigijo ar ne? Nes mes ten ir tų programėlių prisipirkom ten ir visa kita. Vat kaip tau šitas dalykas? Klausimas yra tikrai geras ir tikrai aš turiu vis dar, neturiu galutinės nuomonės. Pradžiai tikrai žaidžiau, paskui sakiau ne. Paskui sakau, jo, gal ir geras įrankis pagalbai, kad ir šiandien pažaidžiau susilipdžiau nuotrauką. Tai aš sakyčiau, kad jis yra geras pagalbininkas, kai reikia kažko greitai ir neturi grynos medžiagos, sakykim. Bet vis tiek aš esu už tą tikrą žmogų, nes kad ir video, aš pavyzdžiui, visi mano video yra tikri, tai tik nuotraukos kartais truputį perdarytos ir kaip ten kiti, tarkim, daro fotosesijas su tuo intelektu, tai man čia, nu,
aš tokios fotosesijos nenorėčiau, nelaikyčiau, aš jos tikrai ir kad ten ant sienos spausdinti, nu ne. Jo, aš pritariu tau, todėl aš irgi va grįžus į Lietuvą tikrą fotosesiją pasidarau tokią Nu. pirmą ir tai yra visai kas kita, negu Ir aš tau nes, iš karto aš tau rašiau, sakiau, kokia tikra, kokia emocija, koks jausmas, nes, nu, nesukursi tu niekai. Ne. Ir dar antras klausimukas, jau toks gal tikrai užbaigimui, nes jau pusę valandos pliurpiam. Kaip tu vat, įvardintum, vat, koks yra mūsų šito laivo tikslas? Vat, kuo mes čia atėjom pasirodyti, papliurpti? Koks yra tikslas šito laivo? Vat, kodėl mes tai darom? Vat, tiesiog tavo Būtent. nuomonė. Būtent šiandien, ta prasme, nes ankstesnį jūsų tikrai laivai buvo laužyti mitus ir taisyklės, edukuoti, o būtent šitas, aš sakyčiau, yra parodyti mumis, tave ir mane kaip žmogų, kad mes irgi esam paprasti žmonės su pižama, su maikė, su, nežinau, su neplauta galva jau 3 dieną, bet svarbu gražiai atsisėsti ir parodyti tą dūšią, tą vidinę nuomonę, tus kažkokius įsitikinimus, nes, nu taip, tiesiog neisi ir nešnekėsi, kad ten, va, man pasisekė, aš gerą vyrą turiu. tai va tiesiog parodyti tą paprastą žmogiškumą, mūsų kasdienybę, sakykime, pagvildenti ir tą paprastumą. Jo, aš irgi taip pat galvoju. Ir tikslas irgi šitų podcastų tikrai vat, būtent toksai, kad parodyti tą žmogaus nuoširdumą, ne? Vat, nu, kokie mes esame iš tikrųjų. Nes po visais statusais, po visais diplomais, po visais laipsniais slypi žmogus. Nes aš tai, pavyzdžiui, taip matau pasaulį, nes tikrai tenka susitikti su svarbiais žmonėm, bet po visais tais svarbiais žmonėm yra tikras žmogus, kuris kažkam yra tėtis, kažkam mama, sesė, brolis ir tiesiog ir liūdnas būna, tiesiog žmonės esam. O to žmogiškumo pas mus labai labai trūksta. Tai Nu ką? Nu gerai pavarėm, ne? Nežinau, pažiūrėsim, mergaitės komentuoja. O kaip tau klausimai nebuvo baisus? Ne, labai tokie žemiški, geri, super. Iš pradžių sakau, gal paklausiu, kiek kartų seksų užsiiminėjat, bet gal per asmeniškai, tai galvoju, nesakyčiau, aš neatsimenu tokių dalykų, aš tokių dalykų neatsimenu, kai manęs klausia kažkas. Aš neatsimenu, ką pusryčiam valgiau. Taip. O taip, nuoširdumas yra pats geriausias raktas į tikrumą, rezultato augimą, mūsų Jurgitėlė. Kavinasi kartu su mumis. Labai fainai, mergaitės, ačiū, kas prisijungėt, ačiū dar tiem, kas žiūrėsit. Buvo 7 akelės, beliko 3. Nu, užsipliurpiam, ką aš galiu pasakyti. Nu, nieko, peržiūrės, vėliau peržiūrės, ne? Na, gerai, ačiū Jurgita tau, kad leidai svedama. Taip į nežinę. Ačiū tau labai ir tikiuosi, kad sekantį laivą aš galėsiu tave vesti. Dabar turėsim savaitę laiko, aš jau galvosiu klausimus tau jau tokius. Nu, sugalvok. Tokius intriguojančius. Gerai. Ačiū tada visiems, kas žiūrėjot, kas komentavot ir ate! Ate! Stabdyk! Stabdau!